Sveiki. Tai kągi, vėl čia aš, Neringa, kalbu apie Etsy temomis. Kol kas daug pasakoju ne tokių mokomųjų, sakykime, detalių šiuose video, bet labiau savo nuomonę. O apie detalės, mokomoji medžiaga, paskaitos, kaip daryti, ekranų demonstracijos yra Etsy klube ir mano Etsy kursuose. Tai jeigu dar nesate ir domina ir norite augti Etsy srityje, pasižiūrėkite prašymę, nuorodas aš patalpinau. O šiandieną noriu papasakoti, pasidalinti tokia labai paskutiniu metu aktualia tema ir dažnai ir kur manęs klausia klientai ir Etsy klube, tai apie išskirtinumą Etsyje, kaip būti Etsyje išskirtiniu, kaip kad pastebėtų kitokiu negu visi kiti. Tai aš turiu labai tokią įdomią nuomonę šio klausimu. Tai kas tas išskirtinumas visų pirma yra? Kodėl mes norim išskirtinumo? Ir galbūt tai netinkamas žodis ir netinkamas supratimas išskirtinumas, nes jeigu mes kažkuo labai labai išsiskirsime, tai klausimas, ar turėsime tam produktui, tam išskirtinumui klientų. Nes išskirtinis tai gali būti kažkoks jau visiškai kitoks arba išsišokantis iš viso, ar ne, konteksto. Bet klausimas, kodėl tas kontekstas yra, ar ne, ta konkurencinga, sakykime, sritis vieta, sakykime, kažkokiam produktui, nes ten yra klientai. Tai vat, ar tikrai mes norim išskirtinumų, to kitoniškumo, kur nežinom, kaip reaguos klientai, kaip pirks klientai, ar ne? Ir tam reikės užsiauginti, nes jeigu mes sukūrime kažką visiškai kitokio, tai turime tam užauginti klientūrą. O tai užtrunka laiko ir pinigų. Jeigu mes norime savo produktą parduoti, mes turime galvoti, kaip įtikti tam klientui, jau dabar esančiam, su jo poreikiais ir kaip tas produktas galėtų tikti jo kasdienybėje. Tai tam ir analizuojama, pavyzdžiui, naujausią mano kursą, nuo idėjos iki produkto analizuojam konkurentus, žiūrime, ne tam, kad mes nuspręstume, jog čia nebedarysim, nes jau čia yra visko daug, bet kaip mes galime padaryti geriau. Ne galbūt išskirtiniau, bet kaip geriau. Ką turiu omeny? Pavyzdžiui, jeigu jūs parduodate kažkokį tai drabužį ir mums jo išskirtinio, jeigu mes padarysim jį labai labai išskirtinį, tai kas pirks? Labai labai mažai žmonių bus, kurie norės tų drabužių, bet mums galbūt jį reikia padaryti kokybiškiau, ar ne, kokybiškesnė medžiaga, gal daugiau spalvų pasirinkimų, gal daugiau dydžių pasirinkimų, nes pavyzdžiui, Lietuvoje mes, sakykime, turime ten XS, SML, o Amerika ir XXL ir super size turi, ar ne? Tai pagalvokim, gal tuos didelius dydžius reikėtų sukurti, kur Lietuvoje mes gal ne vieno kliento tam neturėtumėm, o Amerika tik tuos dydžius ir pirks, ar ne? Tai kaip kitaip, kaip mes galbūt galime supakuoti gražiau tą daiktą ir kad jis atrodytų kaip dovana, galbūt galima sugalvoti personalizavimo kažkokią tai opcija, kur pavyzdžiui, jeigu drabužiai, tai galbūt ant etiketės, kuri kad ir yra paslėpta, bet ant etiketės bus vardas parašytas to žmogaus. Galbūt kažką išsiuvinėti galima, gal čia kažką mažom rydyti išsiuvinėti galima, gal kažkoks tai žirniukas, kuris nors, sakykime, čia koks nors žirniukas, bead, mažiukas karoliukas prikabintas ir tą karoliuko spalvą galima pasirinkti, nes jis ten kažką reiškia, ar ne? Kažkokios smulkmenos, tai ne kaip mes turime didžioji, kaip sakyti, didžiumą išsiskirti ir visiškai kažkokį produktą amazing, kitokį pasiūlyti, bet kaip mes galime daugiau klientų patenkinti su savo kūrimu produktu, nes visgi mūsų produktas turi spręsti kažkokią problemą. Tai išskirtiniai produktai, kurie visiškai skirtiniai, tai jie taip pat, aišku, sprendžia problemą išskirtinumo tiems žmonėms, kur nori visiškai išskirtinio produkto. Bet tokių žmonių yra nedaug ir tada mes, ir tie produktai gana brangus turėtų būti. Tai ten bus daug daugiau darbo, daug daugiau kantrybės laukti savo kliento, laukti to ar ne pardavimo, negu mes sugalvotum produktą, kuris galbūt patenkina didesnės žmonių grupės poreikį, galbūt visiškai neutralus, yra neutralių spalvų, minimalistinis, basic, ar ne, ir tuo jisai sužavės, o čia ir bus tas išskirtinumas. Tai kaip mes naudojame tą žodį išskirtinis. Čia galbūt svarbu, ne išskirtinio produkto reikia, o
geresnio aptarnavimo, geresnės produkto kokybės, daugiau variacijos, daugiau asortimento, personalizavimo, mums reikia būti geriau negu kiti. Tai kai analizuojat konkurentus, tai žiūrėkit, ko jie nedadaro, kaip sakau. Gal jie neturi personalizavimo prie to produkto, o jūs galite. Gal jie turi 2 spalvas, o jūs galite 5 spalvas padaryti, ar ne? Gal jų ten medžiaga kažkokia medvilnė yra ten basic eko medvilnė, o jūsų medvilnė galbūt ne basic eko, o premium eko, ar ne, medvilnė. Tai vat tuos dalykus reikia žiūrėti. Ir prie tos pačios dar temos, tai kai manęs būna klausia Neringa, vat, pavyzdžiui, naujokai, kurie dar Etsy nedaro, Neringa, ar mano toks ir toks produktas eitų Etsy. Ar Etsy man bus pirkėjų? Ar Etsy aš uždirbsiu su tokiu produktu? Ar reikia ką nors tokio produkto? Tai žinokit, visų pirma, aš nesu visažinė ir nesu ekstrasensė ir ragana, ta prasme, kad aš negaliu nuspėti, kaip jums eisis, ar kažkam, jeigu ar kam reikia, tai niekam nereikia. Aš taip sakau, niekam nereikia. Tavarsime, niekam nereikia dar vienos plaukų gumytės, niekam nereikia dar vienų siūlų. Jau į pasirinkimo yra labai daug, bet mes ne apie tai kalbam, ar ne? Nes, kad jeigu jūs žinotumėt, kas žinotų, kad pavyzdžiui, o, jau šitas labai gerai eisis, tai aš jau jį darysiu. Tai labai lengva būtų visiems, ar ne, bet dėja tokios informacijos mes į priekį neturim. Einasi ir parsiduoda tiems, kurie daro, dirba ir parduoda, kurie kelia naujus listingus, kurie žiūri į rekomendacijas, kaip tą reikia daryti, o ne tik su savo principais ateina ir aš taip darysiu, kaip noriu, pasidarau, kaip noriu, neklausau nieko ir nesieina. Ir tada esi šūdas, Etsy čia mirus platforma ir jau viskas čia nesąmonė, iš visą laiką išvaistėm. Tai ne, tai jau ko mes einam į Etsy, ar ne, ar mes einam savo principus parodyti, ar mes einam tiesiog daryti verslą ir uždirbti pinigų, tai turime atitinkamai tą ir žiūrėti, ar ne, tai vat nuotraukos, prašymai labai labai svarbu šitie dalykai. Tai pasitikrinti savo idėją, produktą galit tik tai darydami. Tai vat pradedant ir darant, tai kaip sakau, niekam dar vienos plaukų gumytės nereikia, bet jeigu jūs eisite su savo plaukų gumytėmis ir padarysite geras nuotraukas, tokias kaip reikia, ne ant balto fono tiesiog sufotografuotas, o realioj paskirty, pakavimo dėžutė, ar ne, tam tikrom, pagal rekomendacijas įdėsite savo pastangas, tai ir nuolatos tą darysite ir ne 5 produktus sudėję lauksite pardavimų, o nuolatos dėsite naujų produktų, juos kursite, ar ne, tai jūs tikrai savo klientus turėsite, užauginsite tą parduotuvę, aišku, tai bus laiko ir pastangų klausimas. Tai vat, kas einasi Etsyje, einasi daug kas. Ir viskas einasi, ir yra daug parduotuvų nesėkmingų, kurios nesieina. Ir matosi, kodėl jos nesėkmingos, nes tiesiog prie jų nedirbama, yra greituoju būdu padarytos ir, pavyzdžiui, galvojama, padariau ir čia dabar kažkas tai bus, ar ne? Tai kažkoks, stebuklas gali įvykti, kad tikrai kažkas bus ir vienas kažkoks daiktas parsiduos, bet jeigu jūs norite sėkmingos parduotuvės, sėkmingo verslo, tai turėsite tą darbą įdėti. Tai pasikartoju, dėl išskirtinumo nereikėtų apskritai tikriausiai šito žodžio vartoti, jūs turite būti išskirtinis, va čia gal atsakymas, jūs tas, kuris darė, turite būti išskirtinis patys savo, o daryti produktą tą, kurį norite daryti ir daryti galvant apie klientą. Ar jis spręs problemą, ar patenkins poreikį, ar klientas turi iš ko pasirinkti, ar gera kokybė, ar ne, tai tą turite sudėti savo mintis, o ne tai, kad jau visi daro, tai aš čia turiu kažką labai super išskirtinio. Ne. Ir kitas dalykas, ar eis, ar neis jūsų produktas, tai jeigu jūs norite daryti tą produktą, tai ir darykit. Viskas. Čia yra galutinis atsakymas. O ne tai, kad aš renkuosi tai, kas galbūt eis Etsyje ir tą darysiu. Ne, darykite tai, ką noriu daryti ir darykite tai geriausiai, kaip tik galite. O aš tada labai kviečiu jūs prisijungti į Etsy klubą ir daryti kartu. Ten darau parduotuvių apžvalgas, yra jau nemažai padaryta, atsakinėjau klausimus, padedu tuo keliu eiti, apžvelgiu visų narių parduotuves ir, tame stengiuosi duoti kuo daugiau įmanoma vertės. Tai susimatome Etsy klube, nuorodą aprašyme, o taip pat daug ir Instagram'e kalbu apie Etsy, neringa.etsy, mane rasite ten. O šiandieną ačiū, kad žiūrėjote, būtinai paspauskit prenumeruoti, man tikrai labai tai svarbu, uždėti patinka ženkliuką. Kaip visi youtuberiai sako, tai jums nieko nekainuoja, o man tai reiškia labai daug. Tai ačiū jums labai ir iki sekančio karto. Iki.